me. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Visiems, ir štai aš jau sugrįžau papuošta, išpuošta. O dabar tiesiog prieš tai dar tiesą darėm live. Kas nematėte, tai užsukite į mano Facebook puslapį, tiesiog Jurga jo tą pačią čia užrašysiu nuorodą. Vienu žodžiu. Aš jau nusitvėrusi vėl didžiulį peilį, didžiausia namuose esama. Ir noriu pasižiūrėti kartu su jumis, kokį aš siuntinį gavau. Dėžė gan sunki. Ir aš tai žinau, kas jau čia parėjo, daugmaž biškį žinau, nes tik biškutį. Tai vat pradarau. Oho, labai tvirtai supakuota. Darom čia. Darom čia, darom čia, oho, oh my god, aš negalvojau, kad tiek daug bus. Vienu žodžiu, aš naudoju iš Matrix Nutrien tokio puslapio, ten pardavinėja papildus, vitaminus, ir visa kita, kas susijęs su sportu ir sveika mityba, nes aš pagal kitų nurodytus puslapius, kurie rekomenduoja, ten tuo užsiima gan ilgokai, peržiūrėjau, kad kainos man gan didelės, o iš šio puslapio aš užsisakinėju gan senokai ir tikrai manęs nenuvylė, nes dažnai daro didžiulės akcijas. Tai jeigu irgi norėsite, kas UK gyvenate, Anglija, Škotija, Airija, galite užeiti pasižiūrėti, nuorodą paliksiu apačioje, jeigu žinoma, ką žiūrite. Ir dar kas ėjo akcija šiam rinkiniui ir šiam rinkiniui aš sutaupiau 120 svarų. Man visas šis rinkinys kainavo tik tai 40 svarų. Tai ką, pirmučiausia ištrauksiu, nežinau, štai, kaip matėte, tokia dėžėje štai, ir dar brazda. Katinas pasitraukia, jeigu nenori, kad sutraiškyčiau. Sorry, kad truputį dingau iš vaizdo. Ir ištraukiu štai tokį kibirą. Čia yra DTV Matrix. Tai štai iš šios linijos aš perku. Ir čia yra baltymai, proteinas, 5 kilogramai. Ką jis daro? Jis padeda ne tik, kad mažinti svorį, bet ir taipogi sumažina apetitą ir taip panašiai. Tai aš dar nežinau, aš dar negarantuoju, kai pradėsiu naudoti, tada tiksliai pasakysiu, ar jis tuos veiksmus atlieka. Na ir į sudėtį įeina į 100 gramų, aš sakysiu, taigi kilokalorijų 100 gramų yra 395, riebalų 7,1, angliavandenių 32,5, su cukrumi cukraus įdėta 28 gramai, skaidulų 2,7, baltymų 50,3 ir druskos 0,64. Tai kaip žinote, Voliai Milk tai yra iš rūgų pieno milteliai, kaip aš taip suprantu. Tai vat, štai toks kibiras, aš nežinau, kur jį man reiks virtuvėje pasidėti. Eina namus 5 kilogramai. Tai va, vienas toksai ir jo pačio kaina, man atrodo, kainuoja kažkur tai, jeigu neklystu, labai daug kainuoja, tiesiog dabar nežinau, bet aš galėsiu pačio šito kibiriuką atskirą nuorodą palikti. Ir toliau įėjo į rinkinį visą kitą. Tai jau dabar dėžė lengvesnė, tai aš ją ir pasiimsiu.
Taip, gavau tablečių multivitaminai. Wow. Vitaminai ir mineralai. Super. Po vieną tabletę, 120 tablečių vienoje pakuotėje. Štai tokie. Ir štai ta pati linija Matrix. Tai irgi, žinokit, dabar tiksliai kainų neatsimenu, nes aš tiesiog atskirai kiekvieno produkto nežiūrėjau, bet žiūrėjau, kas įeina į tą pakuotę ir pasigrėbiau. Toliau Raspberry Keitons. Ekstraktas. Na, aš šitų nelabai tokių mėgėja naudoti raspberry visokių keitonų, nes aš esu atsimenu seno laiko nusipirkusi, pradėjusi naudoti ir man tiesiog būdavo blogai ir aš nutraukiau ir vis išmečiau į šiukšliadėžę. Toliau High Protein Diet Flapjack. Tai daug baltymų turintys batonėliais ir per 100 gramų turi net, kiek tų baltymų turi, nedaug, 15. Na, vienu žodžiu, toksai batonėlis. Pekčiurnas to. Ir antras toks pat batonėlis. Ir gavau štai Matrix Nutrition, kaip tokie vadinas, austėje pamiršau. Water bottle. Water bottle ir reikia pakuočią, matau, kažkas daugiau yra viduje. Metu tą dėžę į šoną. Vau, čia gaila uždarimas. Kažkodėl tai man netvirtas. Paspausti reikia. Galvojau, kad netvirtas, tai galvoti, kur aš įsidėsiu. Taip, garantinis neatidėtas. O vau. Ir garantinis kokiam laikui? 12 mėnesių. Geras, sugestų man šitas dalykas, man atsiųstų kitą nemokamai. Super. Ir šitas, kam jūs man pasakykit? Kam čia šitas skirtas? Neįsivaizduoju. Čia surašyti matmenys, net yra iki 600 ml, nežinau, ar pamatysite. Štai. Au! Pixelais. Tai daugiau jokio popieriaus neįdėta, tai reikės įeiti atskirai pasiskaityti, kam šitie dalykai naudoti, nes čia tikrai nesuprantu, kam jisai skirtas. Just add protein powder and milk and water to bottle and shake. Išplakti gerai proteinai. 6 ml shaker bottle. Rinksiu. Jo, įdėti proteino ir tada išplakti proteiną, maišyti su pienu ar vandeniu ir gerti. Super, fainiai išbandysim. Patiesa, koks proteino skonis dar nežinau. Jame atrodo šokoladiniai. Taigi pasižiūrim, koks skonis. Koks skonis. Įdėta green tea, acai berry, taurino and much more. Taip. Ir kokio skonio, net nežinau, šiaip ėmiau tai šokoladinio. Bet nematau čia, kad būtų užrašyta. Atidarysim. Jo, rudi milteliai vyra, tai šokoladiniais nebedarau. Dedu gal dėžę ir šokolado, kaip pakvypo.
Tai dabar gersiu kiekvieną rytą ir po kokios savaitės ar 2 pasakysiu. Ant viršaus užrašyta, va čia va užrašyta, net nemačiau čoklat. Tai va dietiniai tokie milteliai, tai va. Tai tiek, šiam kartui. Atrodo, bendraudama per life, atrodo daug viską pasakiau, bet nieko nesakiau, vienu žodžiu. Man tas pats kaip Egliai, pradedu kalbėti ir tos mintys išgaruoja taip kaip dūmas, o prieš tai sėdi galvoji ir atrodo, žinai, ką jau dabar pasakysi, bet ateina tas momentas, kai nieko nebepasakai, kai įsijungi ypač kamerą. Tai vat, ką, mielieji, sakau jums iki ir susimatysime greitai kitų laiko. Buškis. Čiau! Taigi, sugrįžtu ir vėl. Darau valgyti. Prieš tai bendravau per live ir man keletų merginų davė idėjų, tai aš darau kokletukus. Ryžiai bus ir štai jau susitarkavau morką, kapustas ir obuolys. Tai bus tokios salotos. Kodėl obuolys? Nes jis priduoda tokį įdomų skonį ir aš, pavyzdžiui, pasidarau, sakykime, ar su majonezu, ar su grietinė ir tikrai labai skaniai valgosi. Gaila, kad kažko neturiu, kad negalėčiau dadėti, pamiršau ko. Taigi va, tai va tokia mano bus vakarienė. Aš persirengusi, aišku, plaukų šukuosenos nepakeitusi, vienu žodžiu. Tai va. Ką čia dar? Tiesiog kol kas nežinau. Nežiūriai valgyti noriu, tai skubu daryti, gaminti ir kol Arvydas grįž, kad iki 6 pavakarieniauti, nes kai nedirbo, stengiuosi tokiu laiku pavakarieniauti ir po to tik būna arbata vanduo, daugiau nieko. Tai pastebėjau, jeigu aš vakarais daugiau skysčių pavartoju, atsikeliu biškį, būna akių vokai tokie patinę, tai bet praeina po kiek laiko, tai vienu žodžiu patinsta pakeiju vien dėl to, kad šlapimo puslė būna pilna. Tai vat. O kažkaip apmažinau vandens gėrimą šiuo metu, pastebėjau paskutinės savaitės. Tai būdavo nors litrą, 1,5 išgeriu į dieną, o dabar grinai man sumažėjo, labai mažai geriu. Nes aš kiek žinau, kad per prievartą tu niekada nebūsi laimingas, bet ką darydamas, ne? Tai ir to vandens aš, pavyzdžiui, per prievartą tikrai nepilu į skrandį. Įsipilu, kai labai valgyt noriu, tada jau geriu daug vandens, kad apmažintą troškulį. Ir šiaip geriu tada, kada noriu. Tikrai per prievartą nepilau vandens saujų. Tai va, tokios mano naujienos. Tokiau nežinau, kol kas ką pasakyti, gal pagalvojus pasakysiu vėliau. Iki.